Nu ką, sveiki visi. Grįžau atgal į vietą ir bandysim šiandien pagauti lyną. Taigi, turiu savo 3-9 mačą. Kažkas kitam krante matau žvejoja. Pabandysim pagauti lyną šiandieną. Turiu dzykų, sliekų, kukurūzų. Ir praeitą žvejybą pavyko vieną pagauti šitoj vietoj. Bet tada buvo labai šalta. Dabar šiandien yra pati šilčiausia iš visų dienų. Šiandien yra virš 32. Tai galvoju, kodėlgi neatvažiavus pabandyti tą lyną. Nes lynai šilumą mėgsta, o dabar, kai tokia šiluma, tai turėtų gal ir pasigauti neblogai. Taip, tai štai toks kūkslas daiktų. Tai turim sliekus, dzykai, kukurūzam dėžutę, nes visų tikrai nesunaudosiu, tai atgal paskui susibert, kad neišbirėtų, nes šiandien vis tiek atidarius, paskui jau neuždarysi. Ir dar vieną maišelį, traperio pašaras, lynas karosas, žodžiu. Jau pradėtas nuo praeitos lynų žvejybos, tai pakelį įdėtas, nes jau turės kitaip. O maišyti nelabai turėjau, ką tai mažą indelį paėmiau. Manau, turėtų jam užtekt. Bus sunkiau galbūt kumbulus padaryti, bet žiūrėsim. Čia taip maišelis negražiai atsidaręs, tai nefainai ir subersiu aš jį per šoną. Nu va, padėsiu dabar čia, paskui išmesim ir dar čia biškį maišelį yra. Tai dabar reikia išsimaišyti pašarą. Pirma gal užsimesiu meškerę, vis tiek žvejosiu štai čia prie tų važuolių. Ir per tą laiką, jeigu plūdė stovi, gal kažkas užkips per tą laiką, kol pašaras, kol išmaišysiu pašarą, kol išbrinks ir taip toliau. Nu, pirmą pabandysiu su keliais dzykais ir slieku. Pažiūrėsim, gal sudirbs. Plūdė stovi, dabar eisiu, užsiminkysiu pašarą ir lauksim kibimo. Taip, tai kol pašaras brinksta, dabar išsimesim kukurūzų pasišert. Nu, biškį skyšę galima įpilt čia. Duos saldumo. Tai va. Kelias saujas išmesim. O. Labai gerai. O, biškį per arti iškart. Nu, ką darysi? Taip, tai biškį vėjuota, bet aš jau tokioj užuovijoj gaunasi netgi. Biškį smagu, nes ten toliau tai nupučia tikrai neblogai. Tai va, turiu greipštą mažą, kurio neėmiau didelio, nes labai sunku atsivežti, aš su mozu atvažiavau. Tai upėtakinį savo pasiėmiau, vis tiek geriau su ranka kiek ištiesiu, tiek žuvį paimti ir šiaip slidi viskas. O greipštas, nu va, dar ant kiek toliau ir pakiši po žuvį ir viskas. Kelių kilų lengvai ištrauksi su šituo. Paskui daugiau tai jau netils, bet nežinau, ką tokio galiu pagauti, čia karpį nebent. Kurių čia yra, sazanų lyg ir. Tai manoma, kad ir tas papuls, ką tik mačiau kažkas, prieš man pradedant filmuoti, išsivertė lelijose. Taip ne tai, kad iššoko, bet tiesiog visus lelijos sujudėjo ir burbulai net nuėjo. Tai nežinau, gal ir karpis čia yra atėjęs. Nu ką, padariau kelis bumbulus, dabar išsimesiu, du kokius pasiliksiu spėju. Ar tik reikia mesti ir nepermesti. Super, dar vienas. Super, nu ir dar vienas. Super. Gerai, va, tik mano plūdė šalia. Ranka, kaip pas Frankensteiną, Halką. Šitos du bubulius įdėsim čia, kad nesuspauščiau, neužlipčiau. Nu ką, dabar prasideda laukimas, tik tai biškį vėjas nesmagiai pučia. Nu, bet svarbu ne į mane, tai sėdėt bent jau maloniau bus. Tai va, čia tokia platforma. Sėsiu va ir lauksiu kibimo pirmo. Išsitraukiau, žiūriu tuščia, kablys, viskas nuryta. Nors kibimo net nemačiau. Dabar va, tik užmečiau iškart po kelių sekundžių kibimas. Kažkoks tai, nežinau, kas čia jama, bet panašu, kad ir visima. Nežinau, daug burbulų iškylė. Gal ten jau lynas rausė, realiai neįsivaizduoju. Bet, jo, burbulų tai šiaip žiauri daug. Normalas paliko gal čia. Gal ko leidas masalas, kokia maliavka daužė. Ir kas čia tokio buvo, neįsivaizduoju. Tai va, pagrindinis mano valas yra 0,20 mm, čia yra mano filamentas. Jis yra pakankamai tamprus, geriau smūgį sugeria. Ir čia lynų reiktų šiaip storesnio, sakyčiau, bet nu, šita meškerė bus naudojama pas mane ir upėse žvejot, pavyzdžiui, Nemune, šapalus kokius, kuojas, tai dėl to dėjau tokios storės, paskui bus sunku užmest su storu valu upiai, nes upiai tikrai distancijos reikia. O, lyg ir jama. Šiaip keistai, o, prakirsi, man rodos. Turiu mažytę kažką. Ja, sakiau, maliavka bus.
Na gerai, pirma žuvis yra. Kabliukas taipogi yra 8 numerio. Pati pasileido, ok. Ir uždėti reiks naują audziką tada. Pirma žuvis yra. Nu, sakiau parodysiu, va žiūrėkit, kiek burbulų išlindo. Staigiai. Gerai, greičiau. Dedu ir metam. Atėjo lynas. Kiek burbulų, o ar kažkas kimbo man. Ok, neša. Lemba raudė. Bet ten atėjo tikrai lynas, matau jau pagal burbulus. Tai jau jums parodysiu. Šiek negražiai taip. Kažkas raustė prie mano plūdės. Dabar uždėjau 3 sliekus ir kukurūzą. Nes ant dzikų vien tik tos raudės ramybės neduoda. Tai galvoju, gal šiek tiek nenorės kukurūzos su slieku mažesnė žuvis. Tik užmečiu per sekundę. Kas čia? Raudė? Jo. Bet, kaip rausė priekį, eik tu sau. Ką tu. Čia linų yra, bet nuo raudžių neina atsigint. Dar vėjas biškai pakyla. Į mano pusę kažkaip biškai nefainai mėti daros. Oba. Eik tu, gerulis. Eik tu sau. Eik tu. Ne. Tik ne žolės. Lynas. Teik link manęs. Prisikviečiau. O, baba. Gerulis. Eik tu. Nu ką, pirma žuvis. Oi, kaip smagu. Pagaliau turim linioką. Ok, kabinam. Kaip tu čia taip susipainiai. Man paaiškink. Per pelekus valas. Nu, nežinau, kiek čia jis gali būt. Galėsim. Matuoklį palikau namie, blemba. Netyčia. Užmiršau. Nu, va, kiek tu čia būsi, nežinau. Kokie 800 gramų turėtų būt. Nu, nežinau, nemažas, tikrai nemažas. Gražus lynas. Keliauja atgal. Ui. Nu ką, smagu, užkybo ant dziko su kukurūzu. O, lyt pradeda. Šito prognozės nerodė. Dabar pabandysiu vėl kukurūzų įmest. Labai nefainai taip užmečiu. Dar 2 bumbulus pašaro turiu, tai manau dabar sumesiu. Jis gali būti ilgai nesidėsiu. Vis tiek aš sumesiu, nesu mašina. Tai lietus nėra gerai. Blemba, kaip toli užmečiau. Nuo plūdės pusę metro kokia dar. Ką darysi? Pakybo šiaip pakankamai arti nuo lelijų. Nuo lelijų buvo gal kokių tam įdomu irgi. Tai įdomi. Bet atvažiavau, buvo giedra. Saulė švietė, dabar apsiniaukė ir lynoja. Nu, biškai nefainai. Nu, bet lynas yra. Super. Blemba, kiek laiko žaidžia kažkas. Bet taip atsargiai. Vos prineria plūdę, paneša. Ir nežinau. Man rodos čia lynas. Tai lyt vėl pradėjo. Burbulai kyla. Bet ne toks kibimas, kad galėčiau pakirsti. O, iškart kiek burbulų prie plūdės iškyla. Čiut panešė taip va, ping ir iškart atgal grįžo. Gal 5-6 dzikus ir kukurūzą. Praeitą kartą irgi užkybo ant dziko ir kukurūzo. O vėl. Aš nesuprantu, ką jis ten daro. Taip keistai jau kimba. Tai va, gaila, kibimų šią žvyvą dar negaliu nufilmuoti. Manau, ne kitą savaitę, dar kitą. Galėsiu jau, nes tokį daikčiuką turiu užsisakyti kamerai. Nes realiai galiu parodyti. Turiu atmazą, kurią nufilmuoti. Tai čia toks į apačią turi daiktas įsisukti. Ir tada kamera užsifiksuoja į trikojį, nes dabar neturiu kaip užfiksuoti jos ir jinai nestovi tiesiog niekaip. Tai neturiu kaip kameros pastatyti, kas yra biški nesąmonė, nes negaliu filmuoti kibimų. O taip ant žemės padėjus, žolės ir paviršius, neišeina niekaip. O, kokie burbulų ten. O, plūdė visai iškėlė. Tai ten ilgai įsižais su mano to masalu. Ten tiek burbulų prie mano tos plūdės.
kad eina savo. Nu ir nėra nei vieno tokio kibimo, kad kirs galėtai. Jei kaip lyja. Ojejei. Lyja lietus. Jau beveik 10 valandą, bet gaunasi temps daug anksčiau, nes lyja lietus ir yra apsiniaukę visur. Tai va, nežinau, ko aš čia pasidaręs tą smulkmę. Dieną taip nebuvo kaip vakare. Žiauriai tiesiog smulkmės pilna ir neina net užmes normaliai. Va dabar užmečiau, bet kurį laiką nekimba, tai jau spėju nuėdė viską bus ir kažkas nedėliau užkybė gali būti. Karšiukas paėmė dabar. Lemba, nežinau, kas čia daros, bet smulkmės tiek davė plakiukų. Ne rūdytės, arba plakiukai. O čia karšiukas. Neįmanoma. Tik plūdė nusileidžia iš karto čiumbu. Uždėjau 4 kukurūzus ir tuos visus nuėmė. Mažas plakiuką. Net nesuprantu kaip. Va, tik uždėjau jau nutasyti jie. Bandysim vėl vien tik kukurūzus uždėti gal. Lemba užnisa, nes neina tiesiog normaliai pažvėjot. Net lūdė nespėjo nusileisti. Noris kažką pagauti, ką tu čia pagausi, kad taip smulkmė ima viską. Net ta žuvis negauna pačiupti. Nėra plūdė. Laiko. What? Tiek prirūsė. Čia turėjau užkipti. Šitas šiknius. Pažiūrėk, koks pilvas, koks pririjęs. Čia 100% nuo mano pašaro ir nuo mano kukurūzų. Pušnisa mane jie. Atrodo, taip gražiai jam atrodo, jau bus koks lynas didelis. Ir kažkas tokio. Ne. Praeitą kartą, kai čia gaudėm, nežinau, kybo kažkaip tai karšiukai. Nu, karšiukai tai suprantu, bent jau patrauk kažkas įdomiau. Ir jie tokie pardelna visai gražus. O čia visiškai maliavkos. Ir tik nuleidė ir iš karto jie ima. Galvoju, čia kitą kartą važiuojant reiks užsišert kokiais žirniais. Ir tada gal biškis smulkmė turėtų pradingt. Nežinau, čia gali tada koks ir karšis atplaukt didesnis. Arba netgi karpis, pamatęs stambesnę frakciją. Biški man nesuprantama tai, kad užmeti į kairę, iškart maliavkos, užmečiu dešiniau, visiškai nieks neima. Ir vėl pradėjo. Blema, užknisa jau. O, koks dangus ten rožinis. Gražu. Tai ką, reiks varyti, to spėju. Per kamerą daug šviesiau atrodo, su visais filtrais, bet taip tai jau tamsoka daros jau po 10. Saulė leidžias. Nu, saulės ir taip nematyti, bet tamsėjame ant žodžių. O čia yra žuvis. Ai. Nu, raudė, net vakiškai. Keista net keista. Gerai, dar kokius 2 metimus padarau ir keliausim. Vis tiek žvejyba realiai užskaitau, gražus lynas, tik tai norėjos pagauti ne vieną. Bent jau 2. Bet dar gal užkips, nežinau, pažiūrėsim. Nu ką, dabar yra beveik 10:30. Per kamerą labai šviesu šiaip, bet iš tikrųjų ir lyja viską. Nu, lietus, nežinau, matas, nesimato. Čia nelabai, va ten labiau lyja. Bet jo, vien žodžiu, visas šiukšlės susidėjau į maišą jau ir varysim. Nu, vienas lynas pasigavo. Visai neblogas, tikrai smagus. Pakovojo toksai, galvojau šiandien atvažiuoti, nes šiandien šilta. Paskui vėl atšals iki 20 kelių, 18, net taip toliau. Nežinau, tokia labai permaininga vasara, bet svarbiausia pasigavo. Manau, reiks stambiau užsišert ir tada galbūt ateis daugiau didesnios žuvies, nes ta smulkmė labai užnisa. O jau pradeda dar stipriau lyti. Ok. Tai va, šitai žvejybai bus tiek. Ačiū visiems, kad žiūrėjot. Nepamirštam užsiprenumeruoti kanalą. Ir taipogi, jeigu perkat pašarus ar dar kažką, galit nueiti žvejybosreikmenys.lt su kodu MESK7. Pirmam 100 žmonių -7% nuo nenukainuotų prekių. Tai visai neblogai. Jeigu norit pigiau įsigyti, tai būtinai panaudokit. Nu, aš va, jau deduosi meškerę. Ir per šlapią kelią važiuosiu namo. Sumotus. Mašina nieko būtų. Nu va, ir pats tas. Tai ką, ačiū, kad žiūrėjot, visiems nežino ir iki.